Jezu. Labas rytas. O Dieve, vakar prižadėjau 2 dalykus. O šiandien ką tik pramerkus akis galvoju, kokia aš durna. Kodėl aš juos prižadėjau? Nes nieko nenoriu tik miegoti. Žodžiu, prižadėjau vieną pirmą dalykėlę. Važiuoti su Jolita iš pačio ryto į Bergeną šiandien. O antrą dalyką prižadėjau 3 žmonėm, kad padarysiu namudinį YouTube'ės filmuką, kaip aš gyvenu, ką aš veikiu, kokia mano maždaug diena. Bet naktį taip nenorėjau miegoti. Iki 4, gal prasivarčiau. O dabar reikia keltis. Taip tingiu. Matau už užuolaidų liktai sauliukas lenda. O gal dar ir nelenda. Nežinau, kas šiandien per dieną. Pasižiūrim, ką turim. Ne, toks apsiniaukęs sauliukas. Labas rytas, pasaulė. Šalta pas mane. Lietuvoje ten visi miršta, ten visiems virš 38 laukia pas mane. Gal maksimum kokie 14-15 laukia. Ir nėra saulės. Bet aš tikiuosi įsisklaidys šiandien debesiukai ir bus saulė. Tarp kitko, liko šito butelių džiaugtis visai neilgai. Paskutinis mėnuo. Dėl to, kad pardavė šitą namą. Ir man reikia išsikraustyti iš šito buto. O kadangi praradau savo svajonių butą, tai kraustis. Pasakiau savo vyrui, kad kraustysimės. Biškai net balso ne. Pasakiau vyrui, sakiau, kraustysimės dabar į Stavangerį atgal, ten, kur yra žmonių, nes čia Haugesunde nėra žmonių, čia nėra ką veikti. Čia neįdomu gyventi man. Aš net bijau rodyti savo feisą, nes aš įsivaizduoju, kokia aš užtinus. Siaubas. Pasivalom dantukus, įlysim greitai į dušą. Reikia pasiruošti ir važiuoti į Bergeną. O Bergenas yra ne kiek kilometrų toli, bet reikia plaukti ilgai su keltu iki jo. Išeiginė. Šiandien skaitosi išeiginė. Tai akis sutinusios taip, kad dar baisiau negu kad per darbo dieną. Gražuola. Jūs, žinokit, net neįsivaizduojat, kaip žudikiškai mane veikia šitas stavangeriškas, bergeniškas oras. Kai aš matau, kad Lietuvoje saulė šviečia ir karšta, ten visi išsirengia, nuogi, deginasi, guli. O čia, pavyzdžiui, vasarą, ne, aš noriu apsivilkti suknelę, bet taip šalta, kad aš turiu rengtis ilgom rankovėm suknelę, kad nesušalt ir dar aišku striukę pasimsiu savim. Nes va čia va tokios vasaros. Net negali pabūti ledį su suknelė, nes šalta. Mane taip iš tikrųjų veikia tas oras. Yra žmonių, kuriem tas oras dzin, ten koks tas oras. Jiems svarbu, kad jie gyvena ir jie ten net neapsikrauna, pavyzdžiui, kaip mano vyras. Jam ten lyja, sninga, pofik. O aš atsikeliu iš pačio ryto ir iš karto nėra nuotaikos, nes blogas oras. Sunku būti manimi, labai. Va tokį va vaizdelį aš turėjau iš savo svajonių buto, kurio, kaip čia pasakyti, namo šeimininkai šitą, o jas sauliukas lenda, namo šeimininkai šitą namą pardavė, nes jie išvažiuoja gyventi į Ispaniją. Visą taip, kuo puikiausiai pasako, atspindi ir paaiškina. Jeigu norvegai patys bėga iš Norvegijos dėl tokio nuostabaus oro, kad net pas mus Lietuvoje lapkričio 1 gražiau atrodo negu čia vasarą. Ir pardavė šitą namą, mes dabar turime išsikraustyti ir baigėsi mano svajonių buto turėjimas. Viskas. Dabar, ir kadangi sakau, ar taip jau turime išsikraustyti, tai aš sakau savo sauliukui, sakau taip, sakau, yra 2 variantai. Arba važiuojam į Stavangerį, kraustomės, arba aš varau į Lietuvą. Tai jisai sako, okei, važiuojam į Stavangerį. Tai pasidarysim dabar dalykas į kelionę. Pasigaminsim. Opa.
nes iki Bergeno Stavangeris sakiau? Ai, ta prasme, kraustomės į Stavangerį, o dabar važiuoju į Bergeną. Bergenas viršui, Stavangeris apačioj, o aš dabar esu per vidurį, Haugesunde. Bet viskas. Mano karjera ir gyvenimas Haugesunde baigta. Dabar man vėl reikia ieškotis naujo darbo, kadangi kraustysimės į Stavangerį. Aš tikiuosi labai greitai, gal kitą savaitę, o gal dar kitą savaitę jau kraustysimės. Nes turim labai nedaug laiko, iki spalio 1 šitą butą turim jau atlaisvinti, dėl to, kad jis jau tas namas parduotas. Ir va, tai dabar man reikia ieškotis vėl naujo darbo, naujo buto, žodžiu. Bet norėčiau tokį darbą, aš norėčiau važiuoti toli. Aš pavasivažinėjau Haugesunde su miesto autobusais, ratais per dieną tą patį ratą sukdama 6 kartus ir aš supratau, kad aš tokio darbo dirbti negaliu. Ne man nervai labai greitai baigėsi. Gerai, viskas. Pasidarėm kavytės, kad galėtume pasiimti su savim. Cirkal kaip padelis, aišku, žinai, kaip priklauso. Ai, kažkai gal žiūrėk, gal šiandien išlys saulė, gal nereikės net palto, nes vakar tai konkrečiai su paltu buvau lauke. Tai buvo šalta, buvo 13 laipsnių ir lietus. Šiandien gal bent jau nelis. Būtų fainai. Gerai, varom. Kaip sakiau, linda sauliukas ir pasislėpė, nebėra. Tai va, žodžiu, šiandien, kad ir koks oras bebūtų, nors ir perkūnija, nors ir žaibas, griaustinis ar dar belė koks kas bebūtų, aš esu laiminga, dėl to, kad aš būsiu ne viena. Susiradau draugę, galima taip sakyti, per internetą. Parašiau skelbimą į Haugesunde lietuvių, sakau, atsiliepkite, mielos mergaitės, moteris, šeimos, poros, bet kas galite su manim pabendrauti, nes man taip nuo vienatvės Haugesunde rauna stogą, kad aš jau baigiu išprotėti, o kadangi išprotėti dar truputėlį nenoriu, ten visiškai, absoliučiai, sakau, pabendraukit su manim kas nors. Ir parašė man va Jolita, su kuria šiandien važiuojame į Bergeną, jau buvome su ją vienas tik susitikusios Haugesunde centre. Labai faina mergaitė, moteris, turinti šeimą, vaikų, viską, ta prasme, normali moteris, bet taip smagu, kad kažkas atsiliepia į mano šauksmą, į mano tą signalą, kad man reikia žmonių, aš noriu bendrauti, dėl to, kad kai aš atsikrausčiau iš Stavangerio į Haugesundą, aš absoliučiai pasilikau viena. Mano vyras pastovi komandiruotėse, arba žvejyboje, arba komandiruotėse. Jau 3 savaitę aš jo nematau dėl to, kad jisai komandiruotėje. Žodžiu, Haugesunde neturiu absoliučiai nei kolegų lietuvių, nei pažįstamų lietuvių, nei draugų lietuvių, nieko neturiu. Esu viena, net nežinau kaip pasakyti, kaip kas, kaip pimpis. Dėl to, va, kukuma, jau truputėlį pradėjo sukti šarabanai ir dabar bent jau Jolitą turiu, bent jau kartais, va, dėl to, kaip sakant, kad ir nemegojus, kad ir išeiginė, kad galėčiau megoti iki vakaro, dzin viskas, važiuoju vien dėl to, kad va, pabūti su žmogum, pabendrauti su žmogum, tiesiog pabendrauti. Ir ką aš dar norėjau čia jums gero pasakyti. Ai, rytoj važiuosiu va į technikinę, pirmas iki varysiu mašiną į technikinę, tai net neįsivaizduoju, kaip Norvegijai daro technikinės, tai reikia pasižiūrėti, ką jie ten tikrins, ką purtis. Tikiuosi viskas bus čikumakų, labai gerai, nors ši paudelė nėra sena, bet žinot, kaip sako, jie irgi jau, kadangi ten jau įsidarbina lietuviai, ne vien Norvegai, tai randa prie ko prisikabinti. Bet pas mane liktai viskas veikia, viskas pakeista, viskas važiuoja, viskas tada. Kaip sakant, kad tik tai važiuotum. Nėra sauliuko, nėra. Kaip aš jums pavydžiu šilumos, kad jūs žinotumėt, kaip aš jums pavydžiu šilumos. Ir žmonių, ir lietuvių kalbos. Tie, kas gyvena Lietuvoje. Va, lekiam su Jolita jau dabar į Bergeną.
Labai džiaugiuosi, kad susipažinau su Jolita. Labai graži mergaitė. Lekiam pabergenauti ir parodysim jums iš ten gražių vaizdų. Jeigu važiuosim, kilsim su Flaibanen. Galėsim, aišku. Jeigu kilsim su Flaibanen, parodysim Bergeną iš viršaus, nes šiandien neapsiniaukia bent jau kol kas. Labai gražus. Dabar varom, lipam dabar į keltą. Ir atvykome į Bergeną, kuris pagal istorijos vadovėlio nurodytus įvykius ir datas buvo įkurtas 1070 metais. Kažkas tokio. Gražus miestas, didelis. Dabar atėjome į miesto centrą, kur yra fontanas, aplinkui daug kalnų, beje, kalnai padengti storų debesų pledų, nes galvam lipti į kalną, bet jaučiu nuo kalno nieko nesimatys. Labai fainai. Mes su Jolita savo grožimės miestų, rodom save ir grožimės kitų. Pasak istorijos šaltinių, Bergenas buvo įkurtas 1070 metais ir iki pat 1300 metų buvo Norvegijos sostinė. Po to, žinoma, kaip žinom, sostinė patapo kitoj vietoje, Oslu. Bet Bergenas buvo labai stipriai apgriautas Antrojo pasaulinio karo metu, žiauriai. O šiaip jisai yra ir kultūros, ir meno, ir mokslo miestas. Čia yra ir universitetai, ir visokias meno kryptis, rūšis ir visa kita. Labai mėgstamas turistų. Šiaip dar Bergenas skaitosi lietaus sostinė. Nustatyta, kad jame lyja beveik 300 dienų per metus. Nu gerai, perdėjau gal truputėlį, bet žodžiu, čia visą laiką sako, kad lyja. Tačiau mums šiandien pasisekė labai su Jolita. Mes atvažiavome į Bergeną ir jame nelyja. Ir mes netgi apsirengusios vasariškai. Labai fainai. Labai geras vaibas. Gražus namai, gražus vaikai, gražus žmonės. Skaniai valgo. Žodžiu, čilina. Atrodo ne sekmadienis, bet visi tokie įjungia chill out programėlę. Nu tikrai tikras miestas. Čia tikras miestas jau toksai. Čia tarp kitko yra 250 000 gyventojų. Va, aš jums truputėlį istorijos. Bergenas turi netgi bibanen, nu tai čia tipo reiškia tie elektriniai ant bėgių važinėjantis traukinukai. Čia nesusiję niekas su biba. Čia tiesiog pavadinimas. Susiję, labai. Nu, ilgis jo toks labai jau bibanen. Toks geras bibanen. Bet tik tai, kas turi didelį. Ir va, matot, kom skiriasi miestas nuo kaimo. Čia kiek žmonių, kiek judesio. Pas mane Haugesundė, tai nieko va tokio panašaus niekada gyvenime nepamatysi. O čia, va, pastatai normalūs. Bibanen. Visko pilna. Jaučiuosi truputėlį kaip Oslo. Šiek tiek. Nai. Ateinam į miesto rožyną. Žalią vietą. Tarp kitko, Bergen miestas ir buvo pavadintas dėl to, kad nuo pavadinimo Bjorgvin, kuris reiškia žalia pieva tarp kalnų. Dėl to, kad jisai gaunasi tokia žalia platuma tarp aplinkui didelių kalnų. Čia ne visi tie kalnai matosi per pastatus, bet esmė tai, kad visą Bergeną supa va tokie va kalnai didžiuliai. Ir gaunasi tarp tų kalnų žalia pieva, kuri senoviškai vadinosi Bjorgvin, tai ir už tai gavosi Bergen. Va, prašom, kaip gražu. Mūsų laimiai po truputėlį šyla oras, jau nebereikia striukių, jau galima net rankovės pasivairuoti, pasiraitoti. Vaikštom, uostom miesto gėles. Kaip kvepia. Gal nusiskinti vieną kitą. Labai daug gėlių, labai gražu, labai fainai. Saulė, žmonės. Aš ne viena. Šiandien nuostabi diena. Dieve, kai smagu. O kad tai būtų dažniau.
kaip galit pastebėti, labai sunku nuspręsti pagal žmonės, kaip reikia rinktis, nes vieni vaikšto su striukiam, vos nesu paltais, kiti vaikšto su trumpom rankovėm ir nesuprasi, kaip iš tikrųjų yra laukia, ar šalta, ar karšta, nes iš tikrųjų oras yra toks permainingas. Išlenda saulutė, atrodo vasara. Saulutė pasislepia, atrodo viešpatė, aukštelnikas visiška lapkričio 1. Dėl to tikrai reikia striukių žieminių. Todėl einant į lauką patariu pasiimti visus įmanomus drabužius, kiek tik tai turite. Gerai, mums raudona, mes negalime eiti. Bet už tai matau autobusas Keys, Manas, hello, Ledas, Ledebusas. Dėl to, kad harmonika. Eisim toliau pasivaikščiodami, va, matot. Stovi mergaitė su paltu, stovi mergaitė su trumpom rankovėm. Ir kaip žinoti, kaip iš tikrųjų teisingai turi būti. O gėlių pas juos, gėlių gausybė. Labai gražus miestas, nuostabus. Pilna gėlių, pilna. Bergenas, arba kaip norvegai sako, Bergen. Jis yra antras pagal dydį miestas pietvakariuose prie Šiaurės jūros. Ir tarp kitko buvo pats žinomiausias uostas ir čia vyksta remontai. Pats buvo žinomiausias uostas, buvo pati žinomiausia prekyba. Tai senais gerais laikais, tai Bergenas buvo pats populiariausias. Nes čia veikia ir žvejybos, ir prekybos, ir keleivių uostas. Ir tarptautinis oro uostas. Vienu žodžiu. O jasdau. A jūs gali dirbti tyliau? Biškį tyliau, blėt. Karveliai maudosi fontaniukį, už tai, kad labai karšta jį. Va. Dušą priiminė. Nesitaškykit vištos. Aptaškėt. Va. Vieni geria pachmėlinį iš pavakar, kiti dušą. Nice, ptica. Tūkstantis 1848 metais Bergene buvo įkurtas universitetas, kuris iki šioliai dar veikia. Galite atvažiuoti čia studijuoti. Be to galite atvažiuoti čia ieškoti darbo, dėl to, kad jums Bergenas pasiūlys labai daug įvairiausių išvystytų pramonių. Dėl to, kad jie turi ir mašinų, ir laivų statybos, ir žvejybos, ir tekstilės, ir naftos perdirbimo, ir poligrafijos, ir elektronikos pramonės. Žodžiu, čia tiek daug darbo ir čia tiek daug galimybių. Galimybių miestas. Jeigu ne lietus, tai čia būtų aфиgenas miestas gyvenimui ir negyvenimui. Ir dabar artėjame prie miesto širdies, taip ir vadinasi miesto širdis, Fisketorget. Nes čia yra pats svarbiausias objektas, Fischtorget, žuvies turgus. Fisketorget. Mes dabar link jo einam. Daug žmonių, daug šviesaforų, daug judesio, gyvent norisi. Jaučiuosi kaip atvažiavus į kažkokią Olandiją, kaip ne Norvegijoje. Labai daug užsieniečių, jaučiuosi kaip namie. Jaučiuosi gerai. Va, kur man reikia važiuoti gyventi. Į Bergeną. Bergen. Bet pradės lyti ir sakysiu, ką aš čia veikiu. Ir matot, va, Bergenas. Kalnai, tarp kalnų. Oi, Jėzus, jis nenutrinkė. Saulės lindo, kai važiuosim ten. Jo, mes važiuosim ten, kilsim į kalną, į Floibanen, į ten viršų. O dabar einam pasižiūrėsim, ką jie turi Fisketorgen, ką gero turi. Čia miesto širdis, čia galima susitikti, susitarti pasimatymui ir šiaip pagrindinės miesto taškas. Va, prašau, tam turguje galite ateiti tiesiog pavalgyti, užsisakyti maisto. Va, mes norim labai pavalgyti, tai mes galvojam, kad aš noriu greitai perbėgti ir tada eisim pavalgyti pačios, nes čia tiek daug skanumynų, jūs pasižiūrėkite, kokie sumuštiniai su kokia žuvim. Jūs pasižiūrėkite, būtinai visokiausių dešryčių. O Dieve, kiek čia visko. Jūs pasižiūrėkit. Suvalgius paelijas. Prašom, net nereikia Ispanijos, atvažiuojate į Bergeną ir jums paelą pagamina. Geras. Pasiimsiu sunešimų paelės, aš noriu. O tai mes, tikimės, čia galim valgyti, nes čia valgo. Ai, nu. Jo, taip kad žinok, drąsiai. Greitai dar perlėkiam ir parodau visiems. Oh my god, tu pasižiūrėkit. Kiek čia maisto? Aš sakau, čia Ispanija. Rimtai.
kiek dešrų. Kiek visokiausių medučių ir nemedučių. Dešručių ir nedešručių. Geras. O Dieve, aš nebuvau niekad mačius tiek daug čia maisto. Ko tik norit? Mamos kotletų, bulvyčių. Visokių bairių. Aha, ir dešros paragaut gali duoti. O žmonių kiek? O kiek žuvies? O Dieve, kiek jūros gerybių. Pasižiūrėkit. Pažiūrėkit, kiek jūros gerybių. Normaliai? Man pačiai akise raibuliuoja. Mydinai va mano kristuko ir sonatuko. Nežinau. Net nežinau, ką pusė reiškia. Austris. O jas, zaunu, einam toliau dar pažiūrėti, ką jie turi. O Jezu, kiek daug visko turi. Labai didelis turgus su labai daug jūrų gėrybių. Dėl to ir vadinasi Fiske Torge. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Pasižiūrėkit. O Dieve, thank you very much. O Dieve. O my God. Jūs matot? Aš pati apakus. Ir kaip sako, kad Norvegai yra labai humanitariški žmonės, myli visus, gerbė visus ir visus priema, kokie jie yra, tai netikėkit, nes jie žudo banginius, iš kurių daro dešras, jie žudo elnius, iš kurių daro dešras, briedžius, žudo banginių dešros. Tai jūs netikėkit, kad Norvegai yra iš tikrųjų geri žmonės, jie viską žudo ir viską valgo. Čia jaučiu banginio mėsa, nes labai juoda. Tu šiaip turėtų būti, bet nebūtinai. Bet nebūtinai, gali būti ir... Aš bijau tokią valgyti. Tai va, netikėkit, ką šneka žmonės. Jum vietoje gali iškepti pasirinktas jūros gėrybės ir galite iš karto šviežias valgyti. Va, prašom. Opa. Atrodo, tai taip skaniai, kad net seilės bėga. Aš taip dabar ėščiau viską šitą ką kepą. Jam. Mes labai norim iš tikrųjų su Jolita valgyti, tai gal einam ieškoti jau kur rasti paėsti. Čia iki 7:30 dirbu. Aš sakau, kad jūs dirbsit tą dieną. Oras nuostabus, nuotaika nuostabi, Bergenai, aš tave myliu šiandien. Ir kadangi miesto širdis Fiske Torgen randasi miesto centre, tai nereiškia, kad šalia nėra iš karto prieplaukos su visais žvejybiniais laivais, kurie ir plaukia į jūrą parvežti tų visų gėrybių, ką matėte. Net ir banginė. Nu, išskyrus briedžius. Briedžius bet irgi yra briedžių. Bet briedžius ne iš jūros parveža. Sėdi vieni. Jo, čilina, va žmonės savo čilki, kamara. O mes kaip durnelės norėjom šiandien niekur nevažiuoti. Tai visą laimę, kad atvažiavom. Va. Tai dabar įsirink, kur sės. Kur tu nuo... Jūs nepatikėsit, ką pamačiau Bergene savo buvusi darbą, Vilnedą. Kažkada visai neseniai ir aš pati vairavau šitos autobusus, važiavau per Bergeną. O šiandien paėmiau ir netyčia eidama pamačiau. Ir va. Kaip fainai. Visai norėčiau mielai sugrįžti atgal į Vilnedą. Užėjom į jų fainą, žiauriai Fish.me restoraną. Nuo senų laikų dirbantį, populiarų. Norim išsirinkti kažką skanaus, bet kai pasižiūri kainas, kur va tokie va, visokių jūrų gėrybių lėkštutė kainuoja nuo 2000 iki 4000 kronų, tai arba 200 eurų arba 400 eurų, tai truputėlį fantazija taip lengvai atšoka. Tai imsim tiesiog, man atrodo, Bergens Fish Soup, imsim paragauti. Aišku, šitų moliuskų aš nemėgstu, tai neimsiu. Ir pasiimsiu dar kokiu nors sušiukų. Kažko, niam. Užsisakiau žymėję Bergeno fish sriubytę ant šukutės to kiautelio uždėtas svestelis su donyte, ant donytės kepti sviestuką ir žuvies sriubytę. Reikia paragauti. Gal karšta. Tiršta sriuba. O Dieve, koks skanumas, koks nuostabus skonis.
Dieve. Maisto niekada nebūna per daug. Atnešė mums dabar sušikų. Jeigu busite Bergen mieste, be centro ir be Fish Torgeto, būtinai privalote atvaryti į Fløibanen, ką reiškia, kad keltuvėliu užsikelsite aukštai į kalną. Taip, kad privaloma jum. Ir man. Ir mum. Matome pasikėlę ant kalno, tai įvairių aktivitetų, tiek vaikams visa žaidimo aikštelė, tiek suaugusiem barai pasėdėti, padrinkinti, pasikofinti, pasibūti linksmai. Ir tikrasis norvegiškas simbolis – trolis, gražutis troliukas, labai. Žodžiu, pilna žmonių, be viso gražaus vaizdo, čia pilna veiklos. Yra ką veikti, vaikščioti, žaisti, valgyti, ilsėtis, gyventi, turėti gerą laiką ir mėgauti saulę ir šilumą. Pasikėlus jūs ant kalną su Fløibanen, su vato mėlynu gražiu eskalatorium. Pasitiks štai toks Bergenas. Žalia lyguma tarp kalvų. Jisai yra visas tarp kalnų. Ir fontanas va ten, pro kurį praėjom, ir Fiske Torget, ir va ten Fiske Torget, kur valgėm, ten kur daug žuvies. Didelis gražus Bergenas. Ir kaip tikri lietuviai, mes atvarėm į kitą miestą tiesiog paėst. Paryt paėst. Nesvarbu. Ten ta kultūra, menas, dar kažkas ten, tipo kažkokie pastatai, senovė, iškasnos. Svarbiausia yra paėst. Koks geris. Oras jėga, ledai jėga, nuotaika jėga. Ko ne Palanga? Jeigu nieks nevalgė ir nematė, tai banginių mėsa atrodo va taip. Whale. Banginis. O jinai kai iškepa, jinai iš vis pasidaro juoda. Ir kom jie vargšai nusikalto, kad juos turi suvalgyti žmonės. Viskas, mūsų dienelė jau į pabaigą, privalgėm, prisivažinėjom, prisivaikščiojom, prisipirkom netgi visokių lauktuvių namo skanėstų. Bergenas man kažkoks yra europietiškas. Štai ir baigėsi šiandien nuostabi dienelė, nors ir tingėjau keltis ryte, nors ir truputėlį jaučiuosi pavargus dabar, bet diena buvo ypatinga. Bergenas tai yra kažkas tokio europietiško, aš jaučiausi šiandien išvykusi iš Norvegijos, jaučiausi nuostabiai, nes turėjau draugę kartu su savimi Jolitą, su kuria galėjau šnekėti, dalintis įspūdžiais, aptarinėti viską, kas tik į galvą šauna, apšnekėti bernus ir mergaitės. Žodžiu, buvo ypatingai faina, nuostabiai diena Bergene, kuris yra visiškai nenorvegiškas. Įsimylėjau Bergeną, dabar zysiu vyrui tol, kol važiuosim gyventi į aš niekaip nerandu savo vietos gyvenime. Sunku būti manimi, sunku. Taip, važiuoju namo, liko netoli, keli kilometriukai ir galėsiu ištiesus kojytės atsipalaiduoti, pagulėti. Viena namuose aš darau, ką noriu.
Ir viskas. Baigėsi dienelė. Grįžau namučio. Kojytės pailsint reikia. Va. Pogulis. Poilsis. Po nuostabios dienos. Ir aišku, prieš miegą būtinai reikia dar pasitikrinti, ar rankos nemedinės. O jas. Taip, taip. Nes kitaip neužmygsiu. Nesvarbu, ar pralaimiu, ar laimiu. Svarbiausia, pažaist bent vieną. Bent vieną. Ir tada jau galima eiti miegot.